Reklamos entuziastų gykai organizuota konferencija Teikmė į verslo lyderių centrą sukvietė per 300 dalyvių. Konferencija buvo skirta pradedantiesiems ir jau esantiems verslininkams, norintiems geriau pažinti reklamos pasaulį bei šios srities iššūkius. Koks reklaminis triukas slypi jūsų pavadinime Teikmė? O tai reklamos esmė yra, kad žmonės imtų tavo prekę, tai tą mes norėjome pabrėžti, kad paimk mane. Sak, išreklamuok save taip, kad tave norėtus paimti. Konferencijoje pranešimus skaitė žymiausi Lietuvoje reklamos specialistai iš reklamos agentūrų LAV, Milk, Kitoks.com, Prieskoniai verslui bei Algirdo Karaliaus pardavėjų klubas. Koks pagrindinis jūsų kūrybos principas? Kūrybos principas pagrindinis yra stebinti. Kūrybos principas yra stebinti, nes tu negali niekaip kitaip atkreipti žmogaus dėmesio, nenustebinamas, neišmušdamas iš vėžių, kažką parodamas neįprasta ir taip toliau. Kaip meilė reiškiasi jūsų reklamoje? Meilė reiškiasi tai, kad nedarai to, ko nemėgsti, ir nedarai dalykų, kuriais netiki ir nebandai savo meluoti. Tai čia toks pirmas meilės požymis, kaip negyveni su mergina, kurios nemyli. Čia analogija labai tinkama, man atrodo. Tai meilė reiškia, kad mes mylime tai, ką darome, mes už tai sergame, mes žiauriai norime gerai padaryti ir tai kartais duoda gerų rezultatų, kartais neduoda gerų rezultatų, tai normalu klysti, bet čia pagrindinis variklis mūsų yra. Noras tobulai padaryti savo darbą ir pasiekti maksimalų rezultatą. How could you describe Lithuanian advertisement, advantages and disadvantages? Well, the first time I came was around 3-4 years ago, when I came to visit only. What I saw is that there were a lot of good intentions, but they really need a base, an ideal to follow. I saw very good production in sometimes not. I mean, I saw a bit of an amateur industry. It developed a lot in the last years. Ar tinkamai jūsų manymu lietuviai išnaudoja internetinės reklamos galimybės? Lietuvoje šiaip iš tikrųjų tinkamai, taip jeigu atvirai pasakius. Dėl to, kad iš tikrųjų konkurencija Lietuvos reklamos rinkoje internete yra baisiai didelė. Jeigu kalbant apie tai, kad reiškia mes laikytumėmės vieningos pozicijos, apie tai, kad visi žmonės perka tos pačius žodžius. Tos, kurie yra, reiškia, tie konkurencingi. Tai sakyčiau taip. Kokia reklama jūsų manymu yra veiksmingesnė ir pelningesnė verslininkui, Facebook ar Google? Be abejo Google. Dėl to, kad visų pirma Facebookas yra brangesnis. Kitas dalykas labai priklauso nuo, reiškia, pačių produktų, ką tu parduodi.